Antitromboziniai vaistai. Antitromboziniams vaistams priklauso antiagregantai, antikoaguliantai ir tromboliziniai vaistai. Fiziologinis pagrindas – kraujo krešėjimas. Kraujo krešulio susidarymas turi 4 fazes – kraujagyslinę, trombocitų, koaguliacijos ir fibrinolizės. Pirmoje dalyje mūsų užduotis yra išnagrinėti vaistų veikiamus fiziologinius procesus ir parodyti taikinius, kuriuos veikia vaistai. Dabar matome bendrą skaidrę, kuri apima visas krešulio susidarymo fazes. Jas visas išsamiai paaiškinsiu vėliau. Pirmoji kraujavimo stabdymo fazė yra kraujagyslio. Tai yra kraujagyslių spazmas, vazokonstrikcija. Jeigu pažeidimas yra labai mažas, tai vien kraujagyslių spazmo gali pakakti kraujavimui sustabdyti. Vis dėlto dažniausiai to nepakanka ir įtraukiamos ir kitos fazės, artimiausia yra trombocitų fazė. Dabar matome bendrą skaidrę, kuri apima visas krešulio susidarymo fazes. Jas visas išsamiai paaiškinsiu vėliau. Trombocitų fazė. Normoje, kai kraujagyslė nepažeista, sveikas endotelis neleidžia vykti trombocitų adhezijai ir agregacijai, kadangi išskiria tai trukdančias medžiagas, tai yra prostaglandiną ir 2-prostacikliną ir azoto oksidą. Kas įvyksta įvykus pažeidimui? Audiniai atsiveria, su jais kontaktuoja trombocitai, jie suaktyvėja, prasideda trombocitų adhezija, tai yra prilipimas prie kraujagyslės sienelės ir agregacija, sulipimas vienas su kitu, prasideda krešulio formavimasis. Toliau trombocitai išskiria laidumą didinančius faktorius. Tokiu būdu vienas pažeistas trombocitas, suaktyvėjęs trombocitas skatina ir kitų aktyvinimą. Ir pamažu trombocitai sudaro klambų kamštį, sustabdantį kraujavimą. Priminsiu, šis procesas vyrauja arterijose. O dabar jau matome detaliai išsamiai pavaizduotą trombocitų fazę. Tai, ką kalbėjau prieš tai skaidrėje abstrakčiai, dabar matome konkrečiai. Štai čia sveikas endotelis, EC yra endothelial cell, išskiria, kaip sakiau, medžiagas, kurios slopina trombocitų adheziją agregaciją, štai pavaizduotas prostaciklinas. Kas atsitinka esant sienelės defektui? Sienelės defektas gali susidaryti dėl traumos, tada šita reakcija apsauginė reikalinga, jis sustabdo kraujavimą. Tačiau problema, kai sienelės defektas susidaro, pavyzdžiui, dėl aterosklerozės. Tada aktyvinamas nenormalus krešėjimas. Štai čia C yra kolagenas, kuris normoje yra uždengtas, neliečia kraujo. Ir čia yra dar von Willebranto faktorius, kuris irgi atpalaiduojamas esant pažeidimui. Taigi, kolagenas, matome, veikia glikoproteino 1A receptorius, von Willebranto faktorius, glikoproteino 1B receptorius. Tokie paveikti suaktyvinti trombocitai išskiria biologiškai aktyvias medžiagas, kurios veikia kaip stiprus agregantai. Tai yra adenozino difosforo rūgštis, tromboksanas A2. Vėliau pastebėsime, kad tiek
adenozino difosforo rūgšties sukeliamus pokyčius, tiek tromboksano, galima veikti vaistais. Ir taip pat serotoninas. Kaip sakiau, tos medžiagos yra stiprus agregantai, štai jie veikia savo receptorius ant kitų trombocitų ir aktyvina juos. Čia toks tarsi balandžio poveikis, kai išgąsdinam vieną balandį, jis nuskrenda, išsigąsta kiti ir taip pat skrenda. Matome, kad suaktyvėję trombocitai turi tokius glikoproteino 2B3A receptorius, kuriais susijungia vienas su kitu. Ir matome tą procesą, kai trombocitai vienas kitą aktyvina, štai suaktyvėjo trombocitas, degranuliacija, ta pati degranuliacija kaip čia, pačioje pradžioje dėl sienelės defekto, atsipalaiduoja vėl tos pačios jau minėtos medžiagos, adenozin difosforo rūgštis, tromboksanas, A2 serotoninas, procesas tęsiasi. Tokiu būdu susidaro krešuliukas, dar vadinamas baltuoju krešuliu, jis baltas, nes neturi eritrocitų. Ir šalia pasižiūrėkime dešinėje antrinė hemostazė. Susijęs procesas, kadangi pirminės hemostazės suaktyvėjimas aktyvina ir antrinę, tiesa, nėra tokio tvirto ryšio kaip tarp pirminės hemostazės mechanizmų tarpusavėje, bet vis dėlto ypač čia svarbi kraujostazė. Sulėtėjus kraujo tėkmei pradeda formuotis jau ir raudona krešulio uodega. Galiausiai dėl antrinės hemostazės susidarys fibrino tinklas ir jame įstrigs eritrocitai. Tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Dabar matome bendrą skaidrę, kuri apima visas krešulio susidarimo fazes. Jas visas išsamei paaiškinsiu vėliau. Toliau koaguliacijos fazė. Arterijose, kur spaudimas yra didelis ir kraujo tėkmė greitesnė, ji prasideda šita fazė tik tada, kai įvyksta jau trombocitų fazė. Suprantama, kai kraujagyslės veikos, kraujostazės nėra, krešėjimas nevyksta. Dauguma krešėjimo faktorių įprastomis sąlygomis yra neaktyvios proteazės, toliau skaidrėse pamatysime koaguliacijos kaskadą. Audinių pažeidimas inicijuoja išorinį kelią. Tai yra aktyvus ir stiprus krešėjimo kelias, kuris būtinas tais atvejais, kai pažeidimas yra didelis, kad jis būtų efektyviai stabdomas. Kraujostazė inicijuoja vidinį kelią. Pažymėsiu, kad venose trombocitų fazės vaidmuo prasidedant koaguliacijos fazei yra minimalus. Trombocitų fazė, kaip minėjau, yra itin aktuali arterijose. Tai yra didelio kraujo spaudimo, didelio pasipriešinimo srityse. Dabar matome bendrą skaidrę, kuri apima visas krešulio susidarimo fazes. Jas visas išsamei paaiškinsiu vėliau. Šioje skaidrėje matome koaguliacijos kaskadą. Kitaip sakant, fibrino susidarimo pačias svarbiausias kritinės fazes. Kaip jau minėjau, yra išorinis kelias, kuris suaktyvėja esant stambiam pažeidimui, kai pažeidžiami audiniai, kai būtina greitai ir veiksmingai stabdyti kraujavimą. Tai vyksta po didelių traumų. Ir vidinis kelias suaktyvėja esant pažeidimui kraujagyslių viduje. Jis yra mažiau agresyvus už išorinį.
Kaip ten bebūtų, galiausiai susidaro aktyvus faktorius 10, kuris yra tarsi centrinis faktorius šioje koaguliacijos kaskadoje. Matome, 10 faktorius yra neaktyvi proteazė, kuri suaktyvėjusi verčia protrombiną, tai yra antrą faktorių, į trombiną, antrą aktyvų faktorių. Ir trombinas verčia tirpų fibrinogeną į netirpų fibriną. Štai čia susidaro fibrinosiūlai. Tinklelis toksai, jame įstringa eritrocitai, susidaro raudonas krešulys, dėl tų trombocitų. Ir toje pačioje skaidrėje parodysiu, kam reikia šitos fiziologinės skaidrės. Štai jau matome kairėje apačioje vaistus. Vaistus, kurie veikia šią koaguliacijos kaskadą. Surašyti ne tik jų pavadinimai, bet ir kaip jie veikia. Taigi raidelė A reiškia, kad vaistai veikia antitrombiną 3. Antitrombinas 3 yra fiziologinė medžiaga, kuri ardo trombiną, aktyvų antrą faktorių, štai šitą, ir 10 aktyvų faktorių. Tačiau šiaip ši reakcija vyksta gana lėtai. Vaistai ją pagreitina 1000 kartų ir matome A raidelę ties heparinu ir mažos molekulinės masės heparinais. Reiškia, nieko naujo jie nesukuria, jie pagreitina fiziologinę reakciją. Pažymėtina, kad heparino yra ir organizme, pavyzdžiui, putliosiose ląstelėse. Toliau yra varfarinas, jau matome B raidelę. B raidelė reiškia, kad vaistas veikia krešėjimo faktorių sintezę kepenyse. Ir pagaliau yra vaistai, kurie tiesiogiai slopina krešėjimo faktorius, aktyvus krešėjimo faktorius. Tai yra trombino inhibitoriai, štai C raidelė veikia tiesiogiai. Ir 10A faktoriaus inhibitoriai, vėl C raidelė veikia tiesiogiai. Ir dabar paskutinis dalykas šioje skaidrėje, dar pasižiūrėkime taikinius. Heparinas, trombino inhibitoriai ir 10 aktyvaus faktoriaus inhibitoriai veikia pačiame šios skaidrės centre. 1, 2, 5 skaidrė atsirado. Ne? Dabar heparinas ir trombino inhibitoriai veikia trombiną. Ir galiausiai varfarinas slopina kelių faktorių sintezę kepenyse. Iš tų kelių faktorių čia pavaizduoti 10 ir 2. Dabar matome bendrą skaidrę, kuri apima visas rešulio susidarimo fazes. Jas visas išsamiai paaiškinsiu vėliau. Ir pagaliau fibrinolizės fazė. Kam jos reikia? Jos reikia tam, kad krešėjimas nevyktų neribotai. Iš tiesų, jeigu yra kraujagyslės defektas, reikia jį užlipdyti, kad sustotų kraujavimas, toliau krešėjimas nebereikalingas. Jeigu krešėjimas bus neribotas, bus užkimštos kraujagyslės, įvyks audinių nekrozė, galiausiai ištiks mirtis. Tam krešėjimui išplitus. Kitaip sakant, organizmas turi tą krešėjimą sustabdyti ir todėl veikiant fermentams neaktyvus plazminogenas virsta aktyviu plazminu. Štai čia ta fazė. O plazminas skaldo fibrinogeną ir fibriną į degradacijos produktus. O mes jau prisimename,
kad krešulio karkasą sudaro fibrinas. Ištirpus fibrino siūlams krešulys suyra. Pažymėtina, kad yra vaistų, kurie šią kaskadą aktyvina, pavyzdžiui, streptokinazė, urokinazė, alteplazė yra skirti paskatinti fibrino susidarymą ir gydyti tam tikroms ligoms, ūminėms ligoms susijusiems su tuo, kad susidaro krešuliai. Apibendrinanti skaidrė – nenormalus krešėjimas. Kaip jau minėjau, arterijų trombozė yra susijusi su trombocitų adhezija prie arterijų sienelių ir jų agregacija ir tai nulemia arterijų kraujotakos sutrikimo sukeliamas ligas, pavyzdžiui, miokardo infarktą ar išeminį insultą. Arterijose susidariusius krešulius vadiname baltaisiais, nes juos suformuoja trombocitai. Venų trombozė yra susijusi su kraujo staze sąstoviu venose. Pavyzdžiui, giliųjų venų trombozė, ten trombocitų vaidmuo yra nedidelis ir krešulys būna raudonas, kadangi jis sudaro fibrino tinklelis ir jame įstrigę raudoni eritrocitai. Ir įžangos pabaigoje parodysiu, kaip vis tik atsitinka, kad atsiranda tie kraujagyslių pažeidimai. Matome senėjimo procesą ir deja kraujagyslių pažeidimo progresavimą. Štai normali kraujagyslių sienelė, pamažu formuojasi riebalinės plokštelės, tada fibrozinės, kurios virsta aterosklerozinėmis, paskui plokštelės plyšta ir plokšteliai plyšus formuojasi krešulys, ištinka priklausomai nuo krešulio lokalizacijos miokardo infarktas, išeminis insultas, kritinė kojų išemija ar kardiovaskulinė mirtis. Ir taip pat apačioje dar pasižiūrėkime atvaizdavimas. Žaliai tai, kas kliniškai nepastebima, tai yra riebalinės plokštelės, fibrozinės ir aterosklerozinės plokštelės pasireiškia krūtinės anginos priepuoliais, trumpalaikiais išemijos priepuoliais, tai yra praeinančiais galvos smegenų kraujotakos sutrikimais ir periferinių arterijų liga, kuri pavyzdžiui, pasireiškia protarpiniu šlubumu, kai žmogus eina toliau, jam tenka sustoti, nes atsiranda kojų skausmas. Sustojus kojos audiniai gauna pakankamai kraujo, deguonies, skausmas praeina, pradeda eiti, vėl pradeda skaudėti ir progresuojant periferinių arterijų lygai, nueinamas atstumas deja trumpėja. Ir štai po fiziologijos ir patologijos pagrindus paaiškinusios įžangos prieiname farmakologiją, antitromboziniai vaistai. Suprantama, kyla klausimas, kiek šita problema aktuali, kiek žmonių šiuos vaistus vartoja. Tai štai atsakymas. Ne pati naujausia skaidrė, ne patys naujausi duomenys, tačiau tendencijos aiškios, suvartojimas šiuo metu yra šiek tiek didesnis negu čia pavaizduota, bet iš esmės atitinka dabartinę situaciją. Taigi, ko suvartojama daugiausia? Acetilsalicilo rūgšties, įskaitant jos derinius. Štai čia. DDD. Kas yra DDD? Defined Daily Dose. 1000 gyventojų. Jeigu DDD yra 50 maždaug acetilsalicilo rūgšties, reiškia 50 žmonių iš 1000 kasdien vartoja
acetilsalicilo rūgštį. Tai apskaičiuojama pagal tai, kiek acetilsalicilo rūgšties parduodama, įvertinus žmonių skaičių Lietuvoje ir paros dozę. Toliau klopidogrelis, kitas antiagregantas, štai čia. Jo didį matome mažesnį jau, bet vis tiek gana didelį. Toliau vitamino K antagonistai, pavyzdžiui, varfarinas. Ir čia reikia pažymėti, kad varfarino dalis pastaraisiais metais mažėja, jį pakeičia naujesni antikoaguliantai. Štai čia yra heparino grupė ir čia tiesioginiai 10 faktoriaus inhibitoriai ir kiti antitromboziniai vaistai, apie juos pašnekėsime vėliau. Antitrombozinius vaistus pradėsime nuo antiagregantų, kurie klasifikuojami į ciklo oksigenazės inhibitorius. Iš tikrųjų, tokį turime vieną, adenozin difosfato antagonistus, glikoproteinų 2B ir 3A inhibitorius ir fosfodiesterazės 3 inhibitorius. Pirmoji antiagregantų grupė – ciklo oksigenazės inhibitoriai. Toje grupėje tai yra vienas vaistas, acetilsalicilo rūgštis, dėl to skaidriai vadinasi ciklo oksigenazės inhibitorius. Prisimename, kad viena iš biologiškai aktyvių medžiagų, agregantų, tai yra medžiagų nulemiančių trombocitų sulipimą vieno su kitu agregaciją, yra tromboksanas. Acetilsalicilo rūgštis slopina tromboksano sintezę. Paaiškinsiu toliau, kaip tai vyksta. Iš pradžių norėčiau padaryti tai, ko per paskaitas niekada nedarau. Parodyti reklamą. Kadangi ta reklama pagaminta net ne praeitame, o užpraeitame amžiuje. Aspirinas, amerikietiškas acetilsalicilo rūgšties pavadinimas, jisai buvo patentuotas 1899 metais. Matome vieną iš pirmųjų jo reklamų ir jeigu vaistas yra tiek metų, tai patirtis yra didžiulė ir galime galvoti, kad jisai didelė dalimi yra saugus. Acetilsalicilo rūgštis. Acetilsalicilo rūgštis negrįžtamai nuslopina fermentą ciklo oksigenazę. Šis fermentas trombocituose skatina tromboksano sintezę, o endotelio ląstelėse prostociklino sintezę. Taip pat jisai turi daug kitų reikšmingų funkcijų, apie kurias pakalbėsime, kalbėdami apie nesteroidinius vaistus nuo uždegimo. Dabar užtenka tiek. Taigi, acetilsalicilo rūgštis trombocituose užblokuoja tromboksano sintezę, trombocitai naujo tromboksano pasigaminti nebegali, nes jie neturi kur jį gaminti, jie neturi branduolių. Nors ciklo oksigenazė slopinama ir endotelio ląstelėse, tačiau endotelio ląstelės yra įprastinės organizmo ląstelės, kurios turi branduolį ir pasigamina naują ciklo oksigenazę, todėl šis poveikis yra gerokai silpnesnis endotelio ląstelėse. Rezultatas – acetilsalicilo rūgštis slopina trombocitų agregaciją. Atkreipkime dėmesį, ciklo oksigenazė užblokuojama visam laikui, reiškia, sakykime, po kelių dienų. Acetilsalicilo rūgšties gali nebebūti, jeigu pakartotinai nevartojama, poveikis išlieka. Ir reiškia, išgėrus mažą acetilsalicilo rūgšties dozę, net kelios dienos po to gali būti pavojinga atlikti operacijas dėl didesnio kraujavimo pavojaus. Suprantama, kad pagrindinis poveikis acetilsalicilo rūgštis neleidžia formuotis trombams arterinėje sistemoje. O dabar šio vaisto veikimo mechanizmas,
kurį jau paaiškinau išsamei, tai yra paveikslėlyje. Štai membranos fosfolipidai, veikiant fosfolipazei A2, nuo jų atskyla arachidono rūgštis ir paskui veikiant ciklooksigenazės pirmajam izofermentui susidaro prostaglandinas H2, iš pastarojo vėliau susidaro tromboksanas A2, kuris, kaip prisimename, ir yra itin aktualus trombocitų agregacijai. Tai štai aspirinas arba acetilsalicilo rūgštis slopina arachidono rūgšties virtimą prostaglandinu H2. Kairėje matome chemiją. Štai acetilsalicilo rūgštis, aspirinas, su savo acetilo grupe ir štai liko salicilo rūgštis, kadangi acetilo grupės nebelieka. O dar kairiau yra trombocitų pirmoji ciklooksigenazė, tokia kokia yra, o žemiau jau jinai acetilinta. Va, štai čia ciklooksigenazė įgijo acetilo grupę ir jinai pasidarė neaktyvi. Terapinis vartojimas yra ligų susijusių su arterijų tromboze, pavyzdžiui, miokardo infarkto gydymas ir antrinė profilaktika. Suprantama, gydant, krešulys jau yra susidaręs, reiškia, jo neištirpinsime su acetilsalicilo rūgštimi, tačiau gydant ligą galima sumažinti krešulio augimą. Žodis antrinė profilaktika reiškia, kad profilaktika išvengimas po jau įvykusio įvykio. Antrinė miokardo infarkto profilaktika būtų antro miokardo infarkto profilaktika po jau įvykusio pirmo. Duomenys apie pirminės profilaktikos rizikos ir naudos santykiai yra prieštaringi. Ir reikia pažymėti, kad trombocitų agregacija slopina gerokai mažesnės dozės negu malšinančios skausmą. Trombocitų agregacijai slopinti vartojamos dozės yra nuo 75 iki 325 mg per parą. Lietuvoje paprastai tai yra 75, 100, 150. Jungtinėse Amerikos valstijose ši dozė yra didesnė. Skausmui, karščiavimui mažinti ši dozė, matome, yra 1,5 gramo per parą. Ir seniau, prieš dešimtmečius, šis vaistas taip pat buvo vartojamas uždegimui slopinti, uždegiminėms ligoms gydyti, kaip pavyzdžiui reumatoidinis artritas. Dozės buvo didelės, apie 5 gramus per parą, tačiau nepageidavimos reakcijos buvo dažnos. Atsiradus kitiems vaistams, acetilsalicilo rūgšties vartojimas susiaurėjo, tačiau, kaip pastebime, tai yra vienas iš dažniausiai vartojamų vaistų. Ir paprastai per paskaitas nekalbu apie dozes, tačiau jas paminėjau, kadangi šiuo atveju situacija yra speciali. Antra pagal svarbą antiagregantų grupė yra P2I 1,2 receptorių antagonistai, pavyzdžiui, klopidogrelis. Prisiminkime vieną iš įžanginių skaidrių. Adenozin difosforo rūgštis yra vienas iš svarbiausių agregantų organizme. Tai yra tų medžiagų, kurios skatina trombocitų sulipimą vienas su kitu. Trombocitų paviršiuje yra šitie P2I12 receptoriai ir klopidogrelis slopina adenozin difosforo rūgšties jungimasi prie šitų receptorių. Tada receptorių neleidžia aktyvinti ir tada sutrinka tolesnis procesas. Jeigu šitie receptoriai nesuaktyvėja, tai toliau nesuaktyvėja ir glikoproteino 2B3A receptoriai.
O šiti receptoriai yra reikalingi trombocitams jungtis su fibrinogenu ir galiausiai vienas su kitu. Atkreipkime dėmesį, kad pirminė ir antrinė hemostazė, tai yra trombocitų fazė ir koaguliacijos fazė, yra gana autonomiškos, tačiau čia yra viena iš esminių bendrųjų grandžių. Štai fibrinogenas iš antrinės hemostazės, aišku, kraujyje jisai visada yra, ir trombocitai iš pirminės hemostazės. Dešinėje štai pažeistos endotelio ląstelės, viskas plačiau. Adenozin difosforo rūgšties atsipalaidavimas iš suaktyvėjusių trombocitų, kadangi štai čia yra kraujagyslių pažeidimas, čia jie suaktyvėja, ir tada adenozin difosforo rūgšties sukeliamas kitų trombocitų aktyvinimas. Kalcis atsipalaiduoja trombocitų viduje ir aktyvina glikoproteino 2B3A receptorius. Pasikartoju, adenozino difosforo rūgščiai nesuaktyvinus savo receptorių, trombocitai neaktyvinami, nesuaktyvėja glikoproteinų receptoriai ir tada nevyksta procesas, kuris štai pavaizduotas kairėje apačioje, kritinis esminis trombocitų agregacijos procesas. Dar kelios svarbios klopidogrelio ypatybės. Jo terapinį poveikį nulėmė aktyvus metabolitas, kuris susidaro veikiant citochromo izofermentui CYP2C19. Tas aktyvus metabolitas prie savo receptorių P2I12 jungiasi negrįžtamai. Dėl to poveikis išlieka tiek, kiek gyvuoja trombocitai – 5-7 dienas, o tai ir truputį daugiau. Pažymėtina, kad kaip ir acetilsalicilo rūgšties atveju poveikis nekoreliuoja su koncentracija plazmoje. Ir kadangi klinikinis poveikis priklauso nuo aktyvaus metabolito, nuo jo susidarimo, tai pažymėtina, kad klinikinis poveikis yra silpnesnis žmonėms, kurių kepenyse klopidogrelis metabolizuojamas lėtai. Ir tai nėra kažkokia tuščia frazė, tokių žmonių yra nemažai. Tai yra farmakogenetikos tyrimo objektas, reiškia, tai priklauso nuo genų, koduojančių citochromo izofermentą CYP2C19. Angliškai net yra specialus terminas PUA metabolizers. Ir taip pat klopidogrelio poveikis būna silpnesnis kartu vartojant šio izofermento inhibitorių, pavyzdžiui, omeprazolą. Į tai būtina atsižvelgti gydant pacientus. Klopidogrelis yra alternatyvus vaistas acetilsalicilo rūgščiai, kadangi veikia labai panašiai ir vartojamas panašiais tikslais, nors ir turi šiek tiek skirtingą veikimo mechanizmą. Esminis klopidogrelio skirtumas palyginus su acetilsalicilo rūgštimi yra tas, kad jis rečiau sukelia virškinimo sutrikimų. Kiti klopidogrelio grupės vaistai, tokie kaip tikagreloras ir prazugrelis, veikia laikinai, slopina nuo adenozin difosforo rūgšties priklausomą trombocitų agregaciją laikinai, todėl veikia gerokai trumpiau, tačiau jie pradeda veikti greičiau ir paprastai vartojami skubesniais atvejais. Antikoaguliantai. Heparinas. Fiziologinėmis sąlygomis heparino būna putliosiose ląstelėse ir taip pat fiziologinėmis sąlygomis antitrombinas 3 ardo 10A ir 2A faktorius.
Tai yra 10 ir 2 aktyvius faktorius. Antras aktyvus faktorius, kaip žinome, yra trombinas. Ir šį procesą stimuliuoja heparinas. Šis procesas šiaip jau yra lėtas. Heparinas kaip vaistas, gaunamas iš kiaulių žarnų, gleivinės ir galvijų plaučių. Atkreipkime dėmesį, kaip jau minėjau, jo yra organizme ir ne tik žmogaus, bet ir gyvūnų. Ir jis, kaip vaistas suleistas, padidina antitrombino aktyvumą maždaug 1000 kartų. Reiškia, antitrombino veikla, ardant 2 aktyvų ir 10 aktyvų faktorius, labai sustiprėja. Heparinas vartojamas trombozės ir embolijos profilaktikai ir gydymui. Tarp nepageidaujamų reakcijų yra kraujavimas, kuris yra nesunkiai numatomas, nes tai yra farmakologinio veikimo pasekmė, taip pat padidėjusio jautrumo reakcijos ir trombocitopenija. Trombocitopeniją reikia pažymėti atskirai, kadangi heparino sukelta trombocitopenija skiriasi nuo trombocitopenijos aplamai ir nuo kitų vaistų sukeltos trombocitopenijos. Mes esame įpratę, kad trombocitopenija yra susijusi su padidėjusiu kraujavimo pavojumi. Heparino sukeltos trombocitopenijos atveju yra atvirkščiai. Ji yra susijusi su gerokai padidėjusiu trombozės pavojumi. Heparino sukelta trombocitopenija nulemia tai, kad susidaro antikūno ir antigeno kompleksai. Ta kompleksą sudaro trombocitų 4 faktorius ir heparinas. Ir šitie antikūnai gali aktyvinti trombocitus ir būtent tai sukelia trombocitų sulipimą vienas su kitu ir paskui trombocitinių, tai yra baltųjų trombų susidarimą. Pažymėtina, kad daug pacientų tokių antikūnų susidaro, bet kenksmingų pasekmių nepastebima. Tik tai daliai pasireiškia šita heparino sukelta trombocitopenija, net jeigu susidaro antikūnų, ir tik daliai žmonių, kuriems pasireiškia heparino sukelta trombocitopenija, vėliau patiria ir trombozę. Kalbant apie hepariną, dar reikėtų pažymėti, kad jis turi didelį molekulinį svorį, dėl to nepatenka į audinius ir taip pat, kas itin svarbu, nepraeina placentos barjero. Dėl to jis yra saugus vartoti nėštumo metu, labai apie nedaugelį vaistų galima tai pasakyti. Mažos molekulinės masės heparinus sudaro paprasto heparino frakcijos. Reiškia, heparino sudėtyje yra įvairaus dydžio molekulės, tuo tarpu mažos molekulinės masės heparinuose atrinktos mažesnio dydžio molekulės. Jos taip pat jungiasi prie antitrombino 3 ir taip pat sudaro kompleksą, kuris slopina 10 aktyvų faktorių, bet skirtumas neveikia trombino, tai yra 2 A faktoriaus. Dar vienas skirtumas – mažos molekulinės masės heparinai turi didesnį biologinį įsisavinamumą ir ilgesnį pustinį periodą. Juos taip pat galima leisti po oda, skirtingai nuo heparino vartojimo nereikia šiuo atveju laboratorinio stebėjimo ir dalinis aktyvintas tromboplastino laikas, vienas iš laboratorinių rodiklių, pagrindinis laboratorinis rodiklis, kuris dažnai būna naudojamas heparino poveikiu vertinti, šiuo atveju netinka. Taip pat mažos molekulinės masės heparinai kelia mažesnius trombocitopenijos ir kraujavimo pavojus, tačiau netirtas saugumas vartoti nėštumo metu. Varfarinas vartojamas ilgalaikiai trombozės ir embolijos profilaktikai. Pavyzdys galėtų būti atvejai, kai yra lėtinis prieširdžių virpėjimas arba dirbtinis širdies vožtuvas.
Šis vaistas turi siaurą terapinę platumą, tai reiškia, kad koncentracija kraujyje turi būti tam tikrose ribose, jos nepasiekius nebus terapinio poveikio, o jie viršijus galima tikėtis pavojingo kraujavimo. Ir taip pat paminėtina, kad iš pradžių šis produktas naudotas ir tebėra naudojamas graužikams nuodyti. Reiškia, graužikai prisivalgo, nuslopinama krešėjimo faktorių sintezė, kurį laiką niekas nuo to neatsitinka, kadangi cirkuliuoja kraujyje esantis krešėjimo faktoriai, kurie susintezuoti anksčiau, tačiau jų kiekiui mažėjant, pasiekus kritinę ribą, prasideda kraujavimai, nuo kurio apsinuodijęs gyvūnas žūsta. Čia matome paprastą varfarino veikimo mechanizmo iliustraciją supaprastintą, tiksliau veikiamus taikinius. Varfarinas slopina nuo vitamino K priklausomų krešėjimo faktorių sintezę kepenyse. Tai yra 7, 9, 10 ir 2. Susintezuojami koaguliacijos faktoriai, kurie nėra funkcionalūs. O dabar varfarino veikimo mechanizmas detaliai. Taigi, vitamino K ciklas, jo interkonversijos yra susijusios su nuo vitamino K priklausomų krešėjimo faktorių sintezė. Štai čia vitaminas K1 arba K2 oksiduotas, jis aktyvinamas susidarant redukuotai hidrochinono formai. Toliau šios redukuotos formos oksidacija, tai yra KH2 virtimas į KO, yra suporuotas su protrombino karboksilinimu, veikiant fermentoj karboksilazei. Tokiu būdu deskarboksiprotrombinas virsta protrombinu. Vitamino K epoksido, va štai šito, reaktyvinimas yra jautrus varfarinui. Vartojant varfariną, jis nevyksta, nesusidaro hidroksihinono forma KH2 ir toliau karboksilazės skatinama reakcija negali vykti, nesusintezuojamas protrombinas. Varfarinui yra būdinga sąveika su daugeliu vaistų ir ta sąveika gali būti mirtinai pavojinga. Pavyzdžiui, sulfonamidai nutraukia varfarino ryšį su plazmos baltymais. Jeigu mes prisiminsime farmakokinetikos paskaitą, tai ten kalbėjome apie tai, kas įvyksta, kai staiga padidėja vaisto laisvoji frakcija. Juk žinome, kad laisvoji frakcija tai yra prie baltymų neprisijungusios molekulės, yra būtent ta vaisto dalis, kuri ir nulemia terapinį poveikį ir nepageidaujamas reakcijas. Taip pat prisimename, kad su baltymais prie baltymų prisijungęs vaistas yra neaktyvus, nepatenka į audinius, nepasiekia taikinių ir sudaro tik tai tarsi sandėlį. Toliau, kaip žinome, heparinas metabolizuojamas kepenyse. Cimetidinas, disulfiramas slopina kepenų fermentus, todėl varfarino koncentracija padidėja. Geriamieji antibiotikai slopina žarnų mikroflorą, todėl slopinama krešėjimo faktorių sintezė. Jeigu jie vartojami atskirai, tai problemų tikimybė mažesnė ir aišku, vartojant skirtingus antibiotikus šita rizika yra mažesnė, yra skirtinga, tuo tarpu vartojant kartu su varfarinu rizika kraujavimo gerokai padidėja.
Acetilsalicilo rūgštis slopina trombocitų agregaciją, tai yra pirminė hemostazė. Jeigu šitas slopinimas prisideda prie varfarino sukeltos antrinės hemostazės slopinimo, tai akivaizdu, kad pasekmės yra žymiai intensyvesnės. Dėl visų paminėtų sąveikų, vartojant varfariną su šiais paminėtais vaistais, visų 4 eilučių vaistais, varfarino poveikis sustiprėja, padidėja kraujavimo rizika, žinome, kad terapinė platuma yra siaura, reiškia galimas kraujavimas, kuris gali būti pavojingas gyvybei. Ir pagaliau, kai kurie vaistai yra kepenų fermentų induktoriai, tai yra didina jų aktyvumą. Padidėjus kepenų fermentų aktyvumui, pagreitėja jų substratų metabolizmas, varfarinas yra vienas iš tokių substratų, jis metabolizuojamas greičiau, sumažėja jo koncentracija ir tada terapinis poveikis gali išnykti. O dabar palyginkime hepariną su varfarinu. Kairėje parodyti faktoriai, kuriuos inaktyvuoja heparino ir antitrombino kompleksas. Kaip kalbėjome, tai yra aktyvūs krešėjimo faktoriai, jų čia netgi daugiau yra pažymėta. Ir tai yra tiek vidinio kelio faktoriai, tiek bendro kamieno faktoriai. Tuo tarpu kumarinai, kurių svarbiausias atstovas heparinas, slopina sintezę faktorių, kurie pažymėti juodai. Štai. Jau pačioje pradžioje, kalbant apie varfariną, šitų faktorių numerius minėjau. Galiausia pasekmė yra ta pati, sumažėja trombino ir fibrinogenas negali virsti fibrinu. Ir lentelė palyginti heparinui su varfarinu. Heparinas leidžiamas po oda arba į veną, varfarinas vartojamas per burną. Labai smarkiai skiriasi pasiskirstymo tūris, heparinui jis būna 4-5 litrai, varfarinui maždaug dvigubai didesnis, reiškia irgi gana nedidelis, tikėtina, kad į ląsteles nepatenka su tokiu pasiskirstymo tūriu. Veikti heparinas pradeda greitai, dėl to tinka ūminiais atvejais, varfarinas tinka tik ilgalaikiai profilaktikai. Beje, ilgalaikiai profilaktikai vienintelis atvejis, kai pasirenkamas heparinas yra nėštumas. Toliau vaistų sąveika mažiau būdinga heparinui, bet pavyzdžiui su acetilsalicilo rūgštimi arba klopidogreliu ji turėtų būti panaši abiem atvejais. Toliau laboratorinis stebėjimas skirtingas, dalinis aktyvintas trombocito laikas heparinui ir tarptautinis normalizuotas santykis varfarinui. Nėštumo metu heparinas saugus, varfarinas teratogeniškas ir pagaliau protamino sulfatas yra priešnuodis heparinui. Jis veikia tiesiog susijungdamas su heparinu kraujyje, nes heparinas turi neigiamą krūvį, o protamino sulfatas teigiamą. Tuo tarpu varfarinui antagonistas yra vitaminas, kuris pašalina varfarino sukeltą krešėjimo faktorių slopinimą. Tačiau čia reikia pažymėti, kad tam, kad vitaminas K pradėtų veikti, reikia nemažai laiko. Reikia, kad būtų susintezuoti krešėjimo faktoriai nauji. Jeigu kraujavimas dėl varfarino perdozavimo yra ūminis, vitaminas K gali nesuspėti padėti. Tokiam pacientui reikalingi krešėjimo faktoriai. Krešėjimo faktorių yra, pavyzdžiui, šviežioje šaldytoje plazmoje. Trumpai apie tiesioginius krešėjimo faktorių inhibitorius. Jie turi panašumų ir su varfarinu, ir su heparinu. Kaip ir varfarinas, jie vartojami per burną, tačiau kaip ir heparinas, jie slopina aktyvius krešėjimo faktorius.
Dabigatranas slopina trombiną, tai yra antrą A faktorių, tuo tarpu rivaroksibanas taip pat slopina ir 10 A faktorių. Jų poveikis vertinamas pagal dalinį aktyvinto tromboplastino laiką, panašiai kaip ir heparino. Ir tai jau viskas. Ačiū už dėmesį.